Istorinis ugniagesių automobilis lekia per Afriką, o ant jo mūsų logotipas. Kaip mes čia atsidūrėme, tuo papasakosime. 5 žmonės – Rimkus, Meškinis, Vilimas, Rožukas ir Jaruševičius – išsiruošė leistis į Budapešt Bamako ralį 2026. Jei trumpai, tai nėra klasikinės lenktynės. Budapešt Bamako tai nuotykių ir labdaros ralis, kuriame komandos keliauja iš Europos į Afriką ne vien tam, kad pasiektų finišą, bet ir tam, kad nuvežtų realią pagalbą vietos bendruomenėms. Ir lietuviai nusprendė važiuoti ne bet kuo, o perdirbta gaisrinė mašina. Kai jie kreipėsi į mus, poreikis buvo labai aiškus – įamžinti kelionės akimirkas taip, kad jos atlaikytų realias ralio sąlygas. Smėlis, dulkių kalnai, karštis ir ilgi atstumai tarp sustojimų kelia labai konkrečius reikalavimus įrangai, ypač filmavimo technikai. Todėl į šią ekspediciją iškeliavo DJI Osmo Action kameros. Kameroms buvo iš anksto numatytos vietos. Ekipažas jas naudoja tiek sustojimams ir kasdieniams akimirkoms fiksuoti, tiek važiuojant, reportažams kabinoje ir vaizdams iš automobilio išorės. Taigi, kodėl būtent Osmo Action? Nes tai veiksmo kameros, kurios nebijo nei dulkių, nei smūgių, nei temperatūrų svyravimų. Afrikoje dieną gali būti kaitra, naktį staigus atvėsimas, o važiuojant per žvyrą ar smėlį, įranga gauna tikrą išbandymą. Mums tai paprastas būdas prisidėti prie šios kelionės, kad jie galėtų viską užfiksuoti ir dalintis tuo su jumis realiu laiku. Jei įdomu, kaip atrodo dulkėse skęstantis ugniagesių automobilis Afrikoje ir kas vyksta jo kabinoje, kviečiame sekti jų kelionę.